kodėl neklausi kaip Silva? Nu, kaip Silva? Viskas gerai. Iškabinti nauji lapai Silvos sąrašuose nėra. Susitvarkė, atšaukė. Ką padarei? Nieko, tik pasikalbėjau. Aha, pasikalbėjai. Ką pažadėjai? Aš nieko nepažadėjau, aš nuėjau tik ir padariau. Ir mainus. Kokius dar mainus? Sodą iškeičiau į butą, o butą užrašiau Silvai. Silva, dar vieną butą. Už tai, kad nesiženytų. Nu, ar tu nori, kad jinai skurstų? O tu nori, kad viskas ant gatavo būtų. O tu nori, kad jinai su tuo latru gyventų? Vicka, ne latras. Latras! Ne. Laka ir laka tas tavo latras! Ir bet tu pačiu man neaiškink, gerai? Ir sodą tai man tėvai padovanojo. Iš viso tu per 10 metų tam sodė gal daug dievė 3 kartus ir tiesi buvęs. O Silva už tai dabar turi 2 butus. 2 butai. Daug dievė įsidarbins kokioj ligoniniai. Susiras kokį daktarą, įsimylės, pasipirš daktarėlis. Aha, daktaras. Silva taip ilgai draugavo su Vicka, o tu paėmei ir išardei šeimą. Anokia ten ir meilė. Jau jeigu iškeičia į butą tą tavo latrą. Vicka, ne latras. Latras! Ir be to, Silva pati jo ten ir nenorėjo. Jisai ten tik tai maldavo, prašė, galvą suko, o vat atėjau ir į protą atvedžiau. Nu, Lionė, nu, Silva tai mūsų vaikas. Tu žmogų į sodą iškeitei. Nu, bet dabar bus viskas gerai. Termosą suruošiai? Suruošiau. Bet kai tu kur įsikiši, tai vieni nuostoliai. Dėl to ir skurstam diena iš dienos. Lionė, klausyk, aš taip pagalvojau, gal mes Nikolę į svečius pasikvieskim. Juk ji be mūsų kaip ir nieko neturi, o ir mažu ką gal vaikas bėdų kokiu turi, tai padėtumėm. Va tokia, Zina, aš tave myliu. Nu jo, nuėjom į restoraną. Taigi ten mažiau gersiu, viskas gerai, pataupysim. Vicka! Nu gerai, vėliau. Kas čia parašė, tikriausiai Monika. Nuo ko? Nuo ko? Jau nupirka? Eik tu savo, sakiau kapais, Zaksė popierius apkeitėm į visks. Super, lygioj vietoj pasikėlėm, duok 5. Butas tai mano. Tavo, bet tik tą kitą galėsim nuomoti, praktiškai nereiks dirbti. Nesupratau, tu ką, galvoji, kad aš tave išlaikysiu? Aš taip nesakiau, bet galėsim, biški laisviau. Lietuvoje darbą pasiieškoti. Tu turi Norvegiją jau nebavažinėsi? Taigi ten šalta, alus brangus. Lietuvoje darbą pasiieškosiu, pasimsim kreditą kokį, gyvensim kaip žmonės. Gerai, varau aš. Kur? Monika aplankyti. Nu tai linkėjimai.
susiradai? Nu, jau tą atvidam. Baig! Aš ne viena. Viskas pagal planą. Aš išteku. Galėsim vėl susitikti. Mes jau susitikom. Mes jau susitikom. Labas, Mariu. Labas, Seniai lauki. pusvalandį. Atsiprašau. Kas tašiai? Teleskopas. O, aš savo pamiršau pasiimti. Tai mums ir vieno užteks. Žinai, ką mačiau? Ką? Kėkštą. Negali būti. Jo. Taigi jie tik gegužę grįžta. Anomalija. Kažkurioje šalyje kažkas įjungė hologenus ir išbaidė. Gerai, mes tašiai į bagažniką ir važiuojame. Aha, dar ko? Ne, su savimi pasiimsiu. Gerai, sėsk, 2 valandas kelio. Gerai, atidomu, koks dangus druskininkose. Pirmą kartą. Jo. Pamatysi. Važiuoju. Viskas, aš jau turiu varyti. Dar įtars po to. Taip ir neužgesinsi mano ilgesio. Ne, aš turiu eiti. Ateisi šią naktį. Tu ką juokauji? Tik aš su savo būsimu vyru. Kada vestuvės? Greitai. Pakviesi mane? Juokauji, aišku, kad ne. Gerai, varau iki. Arnoldai! O Dieve, kokie gražūs! Ačiū, kad tu manęs nepamiršti. Nu, kaip čia, aš toks esu. Pasimatysim? Šią naktį? Palik duris atrakintas. Okay. Labas. Labas, ką jūs įsikūrėt čia? Jo, įsikūrėm, laukiam vakaro. Kur Monika ten? Ne, išėjo. Kur? Prieš minutę išbėgo. Rokas atvažiavo. Tai persekioja mane. Labai norėjau tave pamatyti. Važiuojam? Kur? Sugalvosim. Nu, kai tau batai geri, ne? Aš negaliu, man šita spalva yra tokia graži ir dydis tobulai tinka. Nu, žodžiu, viskas. Tobula. Jeigu klaus, tai pasakyk, kad čia tavo, gerai? Nu, kad per maži buvo ar kažką ir man padovanojai. Pasakysi? Vickai, Nu, tai o kam daugiau? kodėl tu taip darai, Silviu? Ką? Vicka myli tave. Jūsų vestuvės ant nosies, o tu negali nuo to Arnoldo atsikabinti. Taigi čia aš pati atsivežiau tos batelius.
Ai, ne? Tai jeigu pati tu atsiveži tos batus, tai kodėl tu prašai, kad aš meluočiau, Vyckai? Gaila man to, Vyckos. Ir tavęs šiaip gaila. Gal jau užtenka šitų moralų, ką? Nu ir kas, kad aš nerimta? Man patinka būti nerimta. Kas čia yra kažkoks nusikaltimas? Gerai, paliksiu čia tada. Tai neškis jau tos batus, nu. Pridengsiu aš tave. Ačiū, sesė. Sėsk. Sėsk. Imk. Ai, dainą įrašai? Leidžiu paklausyk. Milijonas priežasčių tave palikti, viduje kažką jaučiu, pamiršus pykti, tegul juokiasi kiti, aš lyg apakus, o širdis kai tu arti, nustoja plakus, bet nėra prasmės, ateities nėra, nors labai skaudės, būsiu atvira. Širdį lėtai, paprastas triukas, buvau tik tai tavo žaisliukas, tiek dienų valandų ėjom kartu, tik skirtingom pusėm. Širdį naktis, balsas prikimo, buvau dalis tavo žaidimo. Aš tau sakau atvirai, tik atskirai mes laimingi būsim. Nu, kaip? Nepatiko tau? Nieko. Nu, mums tai atrodo, kad super. Balsas keistas. Reikia daugiau kimuliuko, kažkokio smeliuko balse. Nežinau. Tai dar pasakyk, kad aš ten nusidainuoju. Nežinau, Laura sakė, kad daina eis į topus. Nu tai Laura sakė, jis visom tą patį sako, kurios jam. Nieko nebuvo. Jo, nieko nebuvo. Aš gal pažįstu Laurą. Aš tau rimtai sakau, nieko nebuvo tarp mūsų. Nepamiršk, jeigu ką čia tavo. Ir 7 restoranas, nevėluokit. Silva, palau. Aš tau tiesiog noriu pasakyti ačiū už dainą. Aš kažkaip, kai ją dainavau, tai aš pergyvenau tą patį, ką ir tu. Kaip suprasti, ką? Nu, tiesiog aš suprantu, kaip yra skaudu, kai tave palieka, kaip elgiasi kaip su žaisliuku. Bet tau labai pavyko ją rašant išlaikyti tokią gerą dozę optimizmo. Nu, tu čia išvartai. Tai kas čia tokio, palieka tave ir po to kitas susirandi.
Gerai, varau, iki. Ačiū, Silva. Raštelis butelyje. Čia atseit kietai. Ir dar kaip kietai, čia genialiai. Panoms labai patinka rašteliai butelyje. Sakai, Aha, čia romantiška. bet butelyje. Kazy, tu ką, konteksto gal nesupranti? Taigi čia žinutė nuo jo, kad jo širdis sudaužyta. Sos, gelbėk! Genialiai! O kas parašė? Tas. Ir jie susitiko. Susitiko ir jis nuvilėjo nuo manęs mano paną. Bet tugi sakė, kad jūs draugaujate. Tugi pats prie manęs įskambinai. Tai aš draugauju, bet jinai nelabai. Žinai, kame buvo problema? Kame? Mažai skyrėt vienas kitam laiko. Ją reikėjo uždaryti namie. Uždaryti savaitę, kad jį prie tavęs priprastų. Mariu, tai mes kaip tik vienas prie kito per daug pripratom. A ne? Taip, taigi mes mokyklai kartu mokėmės. Šiaip pamokas padėdavau ruošti. Ir kaip jį prie tavęs priprato? Kaip? Kaip prie pusbrolio, o ne kaip prie vyro. Tiksliai. O čia skirtumas. Didžiulis. Jinai mane ir žiūri kaip į brolį. Va, va. Mariu, ką man daryti? Pakviesk į kiną. Ne, taigi reikia kažko stipriau negu žinutė butelyje. Kazy, baig verkšlent. Atsipalaiduok, varom į procedūras. Po to, ką nors sugalvosim. O tu vertimai susijami? Ką verti? Verslo knygas. Kaip tapti pardavimų ekspertų pagal straight line metodiką. Įtikinimo menas. Teisingai. Tokie dalykai ir gyvenime praverčia, ar ne? Jeigu turi savo verslą. Reikėtų ir man paskaityti, gal praversta. Kai išversi, duosi. Užeinam tam. Sveiki. Gal iš karto kažko pagėdausite? Juodos kavos. Man irgi. Gerai. Aš noriu tau kai ką pasakyti. Taip. Nuo tada, kai sutikau tave, aš supratau, kad aš noriu tave matyti kiekvieną dieną. Aš įsimylėjau. Rokai, aš Aš suprantu, kad tau nepatinka, kad aš... Bet aš dėl tavęs viską galiu padaryti. Mes galim būti kartu. Aš nežinau, ką tau atsakyti. Aš noriu, kad tu būtum mano žmona. Aš rimtai. Antra. Vienintelė.